Sveiki, tinklalaidės Autoriaus diena klausytojai. Esu žurnalistė Milda Paukštė ir sveikinuosi su jumis iš Vilniaus senamiestyje įsikūrusios galerijos Balta Balta. Čia svečiuojamės kartu su Rasa Balaišė, produktų dizainerė ir prekės ženklo Rasa Design įkūrėja. Netrukus sužinosite, kokia yra jos kūrybinė strategija, koks požiūris į tvarumą ir ar lengva parduoti savo idėjas bei gaminius. O pirmiausia, kartu su autore, žvilgtelėkime jos kūrinius, šiuo metu eksponuojamus galerijos erdvėje. Dalis jų jau išbandyti laiko ir tapę vizitinę kortelę, dalis karščiausios naujienos, dar tik laukiančios, kada bus atrastos ir pamiltos. Tai, kas yra čia, buvo apspręsta šiek tiek pačios erdvės duotybės, tų didžiųjų savo objektų, tai nebūčiau sugebėjus nei išeksponuoti, nei sutalpinti, tai tiesiog rinkausi keletą savo projektų reprezentuoti grinai atspausdintų būdu ant plokštumų. Tai yra ta viena dalis, kai aš esu pati savo užsakovė, šitas daugiafunkcinis baldas gėlė, kai aš turiu visišką laisvę savo fantazijas įgyvendinti. Ir tie rezultatai, kurie po to keliauja po parodas, kurie dirba kitaip tą savo darbą. Ne, jie galbūt nėra tapę masiniais gaminiais, nors visai galbūt pasvajočiau, ar ne, su kažko jį galima būtų paversti, bet tai yra kol kas dar tik tai svajonėse. Čia buvo toks naktinukų projektas labiau apie moteriškumą ir vėlgi tas labai lakoniškas linijas, kurios tarsi rūbas paslėpti nuogumui skirtas ir toks to pačiu reprezentuojantis tą nuogumą, tą moteriškumą. Ir tas linijos, jeigu vizualiai matytųsi, jos yra didžiosiom raidėm pas mane parašyta linijos. Ir sekantis plakatėlis, tai tas trečias, kas yra bendradarbiavimo su baldų pramonės įmonė iliustracija, tą, ką aš turbūt prioritizuoju savo kūrybiniam kelyje. Ir taip pat labai akcentuot norėjau, bet kadangi nei lovos, nei čiužiniai, nei visi kiti dalykai čia nebūtų tilpę, teko taip suspausti ir tik tai ženklų pavaizduoti. Toliau yra galbūt sąsaja su mano šaknim, su mano auksarankė močiute. Man čia tas tęstinumas, aš iš jos kažkada rasto rankdarbio pavyzdėlio paėmiau motyvą ir paskui iš to motyvo labai daug dalykų mėginau pritaikyti tą technologiją. Štai va čia ir šviestuvai kabo viršui apnerti, paskui ir kėdelės buvo ir kepurių serija ir tikrai nemažai yra tų gaminių, kur šiek tiek yra tas rankų darbo prisilietimas, amato. Tai čia vėlgi yra apie mane, apie mano braižą, kad pas mane ne vien šaltos technologijos, bet yra tas rankos prisilietimas. Yra kabykla, kuri toks kaip gyvybės medžio simbolis, jinai irgi yra dar tokioj prototipo stadijoje, planuoju ją vystyti iki gaminio. Jeigu taip reziumuočiau, tai mano diapazonas technologijų, nuo rankdarbio iki tų visų skaitmeninių naujausių technologijų, ar ne? Tada jeigu mastelis, tai nuo auskariuko mažo iki dangoraižio koncepcijos. Man patinka tiesiog kartais išmėginti idėjas tam mastelio skalėje. Tai šiuo atveju asmens sargybinė yra mažiausiam pavidale turbūt centimetro, jie yra pakabukai. Ir paskui buvo ir širmos, buvo jų visokiais atgimsta visokiose žaliavose, visokiose technologijose. Ir čia yra vienas iš variantų, kadangi balta, tokia labiau tekstilės galerija, čia ir rūbų, tai čia yra kaip pakabos, lėlių suknelės tokios, kur tarsi tas yra siluetas stilizuotos labai lėlės ir pakabinus savo skareles ar rankšluosčius tarsi sukuriama lėlės suknelė. Tai yra tokia pakaba, kur toliau jau tas, kas tuo naudojasi, jau tą žaidimą estafetę perima pats. Tai vėlgi turbūt apie mano braižą, kad dauguma tų mano irgi, ypatingai kai aš pati savo užsakovė, objektų yra žaismingi. Man patinka žaismingumas. Ir dar yra turbūt mano ne formulė, bet mano moto toksai, ar ne, kad žaislai ne vien vaikams. Aš noriu reabilituoti žaismingumo fenomeną ir kad žaismingumas yra be galo svarbus visą mūsų gyvenimą, nes vaikas yra ir smalsus, ir jis yra atviras, ir yra tam tikros savybės, kurios gyvenime yra labai svarbios, jeigu mes jas puoselėjam ir neuždarom su vaikystės durim uždarydami, ar ne, nes
Tai tas žaismingumas mano dar yra raktinis žodis ir čia tų žaismingų daiktų yra ir mano žalieji avatarai optimistai, kurie yra, šiemet reiktų turbūt jiem tą jau jubiliejų atšvęsti. Aš čia kaip ir koloristiškai gal jie iškrito iš konteksto, bet jie man svarbus kaip tokie pamatiniai yra tas pats vėlgi užkandžių didelis stovas, kuris susilanksto į plokštumą. Yra įpakavimai kai kurių objektų, nes jeigu jau pati projektuoju, tai tikrai mėgstu nuo iki padaryti visą ir įvaizdį, ir įpakavimą, ir lydinčią atributiką, ir tekstus tam gaminiui, tą visą legendą, istoriją. Mano praktiškai visi projektai turi istorijas, naratyvus ir tą dar povandeninę dalį, jeigu kažkam. Jie veikia ir be tų istorijų, bet jeigu kažkam tai yra galbūt praturtinantis veiksnys, tai yra. Na ką, ir pagrindinis turbūt yra Baltijos jūrai skirta kolekcija, kuri jau buvo sukurta prieš keletą metų ir dabar jinai yra praplėsta, atnaujinta, ją įsiliejo spalvos šalia tų skaidrių bangų ir banga kaip gyvybė, man tada tas simbolis buvo čia įkūnyta mūsų Baltijos svajonė tapti skaidre, išlikti gyva ir tada kažkaip natūraliai dar atkeliavo irgi ir žirgelis, ir ruoniukas su tokia pilkšva jūros ir sodria mėlyna spalva, tai yra šių metų naujiena, tai yra visiška premjera, funkciškai tai bus žiedai, pakabučiai ir aksesuarai ir dar šviestuvas Baltijos bangų. Tai daiktai, kurie yra mūsų arba arti kūno, arba mūsų regos lauke, bet man jie yra simboliai jūros svajonės priminimo mums, kad mes esam viena gamta ir mes ir kad tarsi kaip pretekstas ir kartais pretekstas diskusijai galbūt. Tie žiedai truputėlį, aš nedėjau tokios, aišku, nei prasmės, nei formos, bet jie truputėlį kai kurie į kastetus panašus gavosi, kaip tos 3 bangos. Ir man būdavo, kad ar kažkas sako, o čia biškiuka kaip kastetas, tai aš tada turiu šitam irgi atsakymą, aš sakau, taip, aš ginu Baltijos jūrą. Tai man tikrai toks mažas lašelis į tą ir aš tikiu, kad kartais ir tie maži dalykai išjudina didelius pokyčius. Tai čia dabar tų ženklų ir tų jūros priminimų bus daug galerijoje balta. Kada jūs kaip kūrėja jaučiatės laimingiausia? Kada yra tas kulminacinis taškas? Labai yra didelis džiaugsmas, kai bliksteli idėja. Tas bingo, kur būna, jos ne visada tos būna, kartais yra formalios tokios, kad tiesiog tu patobulini arba ten kažką, bet tos tokios, kur tas bingo momentas. Bet turbūt pati kulminacija, tai pacituosiu savo profesorių Tadą Baginską, kai yra jisai pasakęs, kad geriausia paroda dizaineriui matyti savo gaminius sukurtus parduotuvių lentynuose. Ir aš tą frazę dar paskui praplėtus esu ir net vienoj parodoj buvau ant sienos užsirašius, cituodama Baginską ir praplėtus pati, kad ir dar perkamus, kad kažkam to reikėtų. Nes gali tose lentynose būti, bet gali jie kaip ir prastovėti ir paskui kokį nors perėti outletą galbūt, ar ten iš visų naikinimą. Tai turi būti, bet vėlgi čia galbūt tas yra toks merkantilinis momentas, nebūtinai tai pirkimas, bet kad kažkam to reikėtų nuoširdžiai ir iš tikrųjų ir tai, kad tas daiktas atliktų savo misiją, kam jisai sukurtas. Galbūt žmogus jį panaudos adaptuodamas kažkaip ir kitaip ir kūrybiškiau, bet kad tikrai būtų reikalingas tas daiktas ir kad džiugintų. Dar man labai norisi, kad džiugintų ir aš kai pamatau, kad iš tikrųjų kažkas džiaugiasi tais mano dalykais, tai man turbūt čia yra kulminacija. Ir aš čia prisimenu save, aš tą prisiminiau ne taip seniai, aš prisiminiau save vaiką. Mūsų vidinis tas vaikas, tas tikrasis vaikas ir iš vaikystės, kai ten 3-4 metai, aš tokių turiu ryškių prisiminimų. Tai jie dažnai pasufleruoja tą mūsų nuoširdžiai, tą tikrąją misiją, ką mes atėję čia esame, ar ne? Tai mano ta mergytė, ta tokia biškė, kur kažką sulaužydavo kartais iš tyrinėjimo, man galėjo būti kažkur tarp kokių 3-4 metų, nes aš žinau, kad pas močiutę gyvenau tada ir tam tikri momentai man yra labai ryškiai įsirašę, kai aš sugadinau močiutės vonios grindis, įstengiau atlupti plytelę keramikinę kažkaip nuo grindų, tada dėdukas buvo labai nagingas ir ten būdavo visų vėlų ir aš tyliai, ir aš tą darydavau paslapčia, kaip koks huliganas, nes man būdavo tas tvėrimo momentas toks ekstatinis, kad aš žinojau, kad galbūt gausiu pylos, gal kažkas turėdavo nesutrukdyti, aš
pasislėpdavau, išlankščiau kojytes tai plyteliai, kad pakelta būtų, žvakigalį radau kažkur, uždegiau liepsnelę pačio ir tai irgi buvo tabu, nes negalima buvo nei degtukų, nei to, bet matyt, nežinau, kaip aš ten ištaikiau, to neprisimenu, tai nesvarbu, bet tvėrimo momentas buvo svarbu. Tada iš močiutės miltų ir vandens išminkiau kažkokį tai blyną ir ta plytelė įkaito, jinai veikia, man turėjo veikti dar viskas. Aš iškepiau kažkokią ant tos ten mažutės plytelės, kažkokį paplotį, ant tos grindų plytelės vonios. Ir nešiau pirmo aukšto kaimynui vaišinti. Nežinau, aišku, jisai turbūt ir jo nesuvalgė, tos plytelės, bet ne tai svarbu čia, kad veikia, bet kad kitam, dar kitą pradžiuginti. Net va, tai va čia, ta yra man esencija, man tas vidinis vaikas, aš jį labai dabar apkabinu ir sakau, Rasytė, tu šaunuolė. Nebeprisimenu, barė, nebarė ta močiutė, nesvarbu, bet man tas va buvo sutverti kažką ir kad padaryti kažkam kitam. Ir mano visas kūrybinis ėjo tas, kai aš dar net nemokėjau siūt, net, bet mamai naktinius, pasiūt sesiai lėlę, pasiūt kreivai, šleivai, vat kitam. Vat tas buvo kurti, bet vat, kad kitam, kad kitą nudžiuginti. Tai va čia mano kredo yra, čia tas yra jėga. Kaip gražu. Tas motyvuoja kurti ir toliau. Kada jūs pajutot ir kaip jūs pajutot, kad šiame lauke, turit ką pasakyti ir nuo savęs? Aš lygiagrečiai savo kūrybos to vyksmo dar esu labai smalsi stebėtoja, kaip auditorija reaguoja į mano kūrybą. Ir dažnai mėgstu ir parodose dalyvauti pati, stebėti ir kalbinti žmonės ir vat, būti tame, kaip ir aktyviame santykyje. Ne, man svarbu, nes aš kuriu kitiem. Tai vat, svarbu, ką jie tame atranda. Tai čia buvo toks visai galbūt neplanuotas mano momentas, buvo toks projektas Prancūzijoje vykusiai ir man tiesiog reikėjo antropomorfiniai stilizuotai figūrėliai kažkokio savitumo suteikti ir vat, kad šiek tiek išsiskirti galbūt, nes tai nieko naujo antropomorfinė figūrėlė dizaine. Ir tada aš irgi labai spontaniškai nupiešiau 3 taškus ir 3 lenktas linijas apskritime ir prasukus, kaip jį be pasuktum, čia galbūt reikia matyti, bet jisai šypsos iš visų pusių. Žodžiu, jį pasuki kampu ir vėl tos akytės tampa burnyte ir ta išraiška tai toks kaip optimistas nutiko. Ir į tą bienalę aš išsivežiau tada tuos jau gaminius ir padariau lipdukus su tuo ženklu ir dalinau, ten 2 savaitės vyko bienalė, dalinau žmonėm, lankytam tas lipdukus ir rodžiau, kaip ta šypsena, jinai iš visų pusių išlieka besąlygiškai ir praktiškai su labai nedidelėm išimtim visi žmonės užsikrėsdavo šypseną. Tai va čia man buvo tas bingo momentas, aš juos fotografavau dar, beje, tas visas šypsenas aš iš tos bienalės pati grįžau iki ausų besišypsanti ir tada jau mano tas sąmoningoji mano pusė suprato, kad dizainas iš tiesų gali būti kaip mediumas, kaip priemonė labai paprastom geometriniam netgi formom įterpti jausmus spinduliuojantį dėmenį į materiją, kurią tu kuri, kažkokią utilitarę formą, tarkim, ar tai kėdė būtų, ar tai va, tie daiktai irgi buvo su funkcija, tokie kaip stoveliai, va, ten ant stalo yra kaip aksesuarai interjeriniai, bet šalia va, ta jau emocija. Ir man tiek patiko tas atradimas, kad aš tą optimisto veiduką nuo to laiko paėmiau kaip savo ženklo pagrindą, tarsi jisai tapo mano avataru, mano palydovų kūrybinio kelio. Toliau kurdama daiktus, aš jau tas emocijas kartais ir sąmoningai įdėdavo, ar tai atsirasdavo apkabinimo kėdės, ar laikrodis, kuris skaičiuoja ne tik skaičius, bet laimės valandas, ar rankinė su rankom. Na, tas jau vėlesnis jau sekė labiau sąmoningai, kad aš ieškojau būdų, kaip praturtinti vienokią ar kitokią gerą emociją materialiai sukūriamą daiktą, kuris turi funkciją, ar tai kėdė, ar tai vat, kažkoks laikrodis, ar dar kažkas. Ar ne? Ir tada jau visa kolekcija atsirado tų jausmų dizaino. Ir po to dar, vėlgi, kadangi tas etapas buvo labiau tarptautinis, tai tarsi mano toksai buvo design of senses. Kaip sense, kaip jausmas, bet to pačiu sense kaip ir prasmė. Ir atėjo kažkada, atsigręžus labiau tradicijas, tas sense man tapo ir prasmių dizainas. Tai
vėlgi tie vėliau sukurti dar dalykai, jie gan stipriai yra perpinti su mūsų etnopaveldu, su archeologiniais kažkokiais klodų ženklais, kuriuos aš įkūniju jau modernioj formai, su moderniom medžiagom, moderniom technologijom. Tai va tarsi tas jausmo ir prasmės dėmuo jau atsirado. Tai tas 4. ar 5, kaip jį be pavadintume, tai praktiškai beveik visi mano kuriami daiktai, jie turi dar tą dėmenį plus kažkokį. Tai taip aš iš tiesų įprasminu galbūt, kad tą dauginimą materijos, kad jinai dar turi misiją, ne vien materialę. Kaip vyksta stebėjimo procesas? Kaip jūs pamatot, kokiam gaminiui skirti laiko ir kuris nebus kartotinis jūsų klientų erdvėse? Ar tai būtų kėdė, ar šviestuvas, ar pakabos? Aš ieškau problemų, bet ieškau problemų ne kad būti dramos karalienė, bet tiesiog spręsti tas problemas. Tai tam tikri dalykai atsiranda iš stebėjimo kasdieninės buities ir pamatymo galbūt nišų, kur vienoks ar kitoks daiktas galėtų palengvinti kasdieninį gyvenimą. Labai rūpėtų dabar ir pavyzdžių iš karto išgirsti, galbūt iš to, ką matome ekspozicijoje, štai čia balta galerijoje. Taip, tai va čia stovi toksai užkandžių padėklas, kuris vėlgi yra pakankamai monumentalus, toks didelis ir iš tiesų šventės pas mus, turbūt pas kiekvieną, tai šventė yra ne kasdien, tai vėlgi kartais paskui sandėliuoti tokį daiktą yra sudėtinga kažkur, tai aš jį kūriau taip, kad jisai būtų išardomas ir suplokštinamas lengvai. Vėlgi buvo projektas bendradarbiaujant su įmonė Lonas, gaminančia miego reikalams skirtus visokius pradedančių žinius lovas ir taip toliau. Tai tęstinis buvo patalynė ir vėlgi tada galvojau, kaip atrodo viskas išrasta, ką galim dar su patalynė padaryti, ar ne, kad jinai būtų šiek tiek kažkokia tai. Ir su patalynė tai buvo tada toks mano irgi razinka atradimas, kad prie antklodės užvalkalo viršutinių kampų aš sugalvojau pritvirtinti kutukus, nedidelius lininius kutus, 2 viršui. Ir jie buvo skirti užlašinti eterinio aliejaus skirto miegui. Tai yra 2 žmonės, galbūt vienas tą kvapą mėgsta, kitas ne. Tai toks lokalizuoti tą savo švelniai mėgiamo kvapo ir ten paskui juokavo irgi dar, kad kažkas irgi stebėdamas, kad vyrai visada žinos, kaip pakloti lovą, nes viršutinis antklodės kampai yra paženklinti su kutukais. Tai tokia kartais mini kažkokia inovacija atsiranda, ne, stebint ir kažką tai darant. Ir dar kita labai tokia yra, irgi dabar mano visai mane traukiantis rytis, tai šiaip stebint, dirbant su pramonės įmonėm ir stebint, kiek lieka atraižų gamybos procesuose. Tai čia nėra kažkoks jau mano, labai ten tas išradimas tą daro, tas principas toksai tą daro daugelis dizainerių dabar visam pasaulyje, ir ne tiesiog tas kūrybinis procesas prasideda ne tai, kad aš suprojektuosiu kėdę, suprojektuosiu dar vieną spintą ar suprojektuosiu dar vieną rankinę, bet žiūri, kas lieka gamybos pramonės procesuose ir tiesiog ieškai pavydalų, kuriuose įsikūnydami tie likučiai galėtų sukurti kažkokią dar naują kokybę. Ar ne? Tai nemažai tokių dabar yra irgi projektų mano repertuarė, ar kaip čia pasakyti. Ar jums ši tvarumo banga jau 10 metų stiprėjanti mūsų aplinkoje, mūsų gyvenime, ar ji jums buvo ilgai laukta ir jau tokia iš vidaus einanti, ar jūs kaip tik pastebėjot, kad labai gera tendencija ir jums verta ją integruoti savo kūrybą? Man šita tendencija pagal nutilėjimą yra nuo pat mano turbūt kūrybinio kelio pradžios. Tai yra tiesiog tas kūrybinė etika, ar ne, jeigu tu su materija dirbi ir ypatingai jeigu dirbi, dar jeigu ten gamini vieną kokį daiktą, tai taip nesijaučia, bet jeigu kas yra dizainas, tai dažnai išeinama į tiražavimą, tai labai jaučiasi ir iš tiesų, kažkaip dar nei tų ant bangos žodžių nebuvo. Aš visą laiką stengdavausi ieškoti būdų, kaip optimaliau išdėlioti viską, kad kuo mažiau tų atliekų liktų. Iš kitos pusės tai yra irgi sritis, jeigu kalbėti taip tiesiai, tai kurioje labai daug spekulacijų yra
Ir tą irgi, turbūt nereikėtų irgi užsimerkti, nes kai kas tą tiesiog naudoja kaip be turinio, tik tai labiau kaip pridėtinės vertės etiketė, bet tai man atrodo labai svarbu, kad tai būtų tikrai iš esmės, kad tie lozungai atitiktų turinį ir kažkaip apie dizainerius, jeigu anksčiau sakydavau taip, mes kaip dizaineriai, mes čia dauginam tą materiją, mes atsakingi, dabar šiek tiek kitaip jau kaip. Dizaineriai, mano galva, yra mažiausiai atsakingi čia už tą daiktų dauginimą, kaip tik kuo daugiau įmonės samdytų dizainerius kurti produktams, tuo pasaulis būtų tvaresnis, nes automatiškai dizaineris, jeigu kompetitingas yra, ir tikrai atsakingas, jisai jau automatiškai įmonės su dizaineriu bendradarbiaujant sukurtas daiktas jau automatiškai yra tvaresnis, nes jisai bus išsprendžiantis kažkokias problemas, jisai bus harmoningesnis, jisai tiesiog bus ilgiau tveriantis. Kaip dizaineriai, jūs kokius savo tvarumo standartus keliat, kokius principus turit, kurių laikotės, kartu rūpėtų išgirsti ir iš tikrųjų savęs, kuriais galbūt ir nespaudžiat ir neapkraunat, nes ne viskas priklauso ir nuo dizainerio. Čia dar dizainerio yra toksai turbūt irgi ir drama, ir iššūkis, ar ne, kad dizaineris yra komandos žaidėjas. Jeigu jau kalbėt apie tuos tiražuojamus dalykus ir bendradarbiavimą su pramonės įmonėm, tai niekada dizaineris iki galo neturės savo galutinio žodžio, kokią žaliavas pirkti, kaip ką sutaupyti, kaip ką atpiginti. Ar ne, jisai yra tik tai toj komandoje, galbūt jisai gali būti kaip patariamasis balsas. Mes nelabai turim tos prabangos, kad pasirinkti šitas gamintojas sąmoningas ir aš su juo dirbsiu, o šitas ne, aš su juo nedirbsiu. Kažkiek yra to. Yra gamintojų, su kuriais aš nedirbčiau, tarkim. Taip, nes, tarkim, jeigu tai tikrai tas yra toks, kaip aš jį paprastai pavadinu, daugiau, greičiau, pigiau, aš tiesiog žinau, kad nebus rezultato. Labai būtų įdomu išgirsti apie užkulisius, to, ko nematom žiūrėdami į produktus. Koks yra jūsų kūrybos metodas? Kaip jūs nukeliaujat nuo idėjos, kuri blyksteli arba jūsų galvoje, arba užsakovo mintise, iki, bent jau prototipo? Kelias ilgas, daug kantrybės reikalaujantis, atkaklumo. Taip, būna tos tokios fiks idėjos, kartais blykstelėja, ar ne, tai aš kaip irgi kartais sakau, jeigu aš nesėdžiu prie darbo stalo arba nėra mano rankose laptopo ar pieštuko, tai nereiškia, kad aš nedirbu. Kartais aš dirbu galvoje ir kartais iš tiesų taip pamatau vaizduotėj. Kažkas, įkvėpimas yra mano visas gyvenimas, yra, tai net nežinai, kartais muzika, kartais gamta, kartais kažkoks pokalbis, žmogus, iš bet kur gali ateiti įkvėpimas. Situacija, kančia netgi, ta prasme, tai čia labai smagu, kad nežinai, ir kažkoks vaizduotėje dažnai užgimsta tas dalykas. Tada būna toks šiek tiek eskizavimo, galbūt užfiksavimo, nes irgi pastebėjau, kad jeigu nepagauni to kažkokiu materialiu pavidalu, ar ten gali eskizas būti tiesiog, ar ne, tai turiu eskizų tokius sąsiuvinius, sektuvus, tai kartais po kelių metų net pati nustembu, kad čia mano, net tikrai, jeigu nebūčiau nupiešus, būčiau tikrai pamiršus ir kartais grįžtu prie tų eskizų kažkokių senų, toliau jie painspiruoja, daugumą palieku, tiesiog susigulėti, bet jeigu jau rimčiau kažkas tai dėliojasi, tai tada atlieku tokį truputėlį auditą su egzistuojančiu lauku, nes kaip atsakau, kuo skiriasi profesionalas nuo neprofesionalo, tų visų Pinterestų ir taip toliau, tai daug kas galbūt dairosi, žiūrėdamas kaip, gal, taip grubiai pasakysiu, ir nuplagijuot, arba nusižiūrėt kažką, tai ne, o profesionalas žiūri, kad nesikartoti, kad tiesiog, nes kartais yra toks dar terminas mano tėčio, aš nežinau, ar sumąstytas kosminė rozetė, tarsi tas idėjų laukas, kuris yra, ir man ne kartą yra buvę, kad aš tikrai žinau, kad tai neplagiatas, kad tai tikrai, pavyzdžiui, arba mano eskizų sąsiuvinį ir jo niekas nematė, ir tu pamatai, kad ta idėja jau įgyvendinta galbūt, ar ne. Tai yra šitas momentas, toksai, jeigu aš jau rimčiau sumastau, aš prasižiūriu lauką, kiek aš jo galiu užmatyti, aš kažko galiu ir neužmatyti, aišku, toj lavinai, ar ne. Tai yra buvę ir tokių liūdesėlių, kad bingo idėja fantastinė, pasižiūri, jau, dėja,
Ne, vat kažkaip. Tada vėlgi priklausomai, ar aš esu pati savo užsakovė, ar yra užsakovas kitas, tai jau tada būna tų pragmatiškų tokių etapų labai, kur yra skaičiuojama, yra žiūrima technologijos, ką jos gali daryti, ko negali. Tai vienas dalykas, kai dirbi pats lik ir savo, tai turi daugiau laisvės iš vienos pusės, bet iš kitos pusės turi kuklesnės technologijas ir kuklesnį biudžetą. Jeigu dirbi su užsakovų, dažnai tos laisvės būna mažiau kūrybinės, bet yra didesnė galimybė technologijų prasme arba biudžeto prasme pasidaryti modelius, kažką testuotis, užsakinėti, ar ne, tai vat jau tai čia kiekviena tas sritis turi savo. Tai vat jeigu su užsakovu, tai būna pakankamai ilgas etapas, kruopštus, vat su visais šitais filtrais, galim sakyti, ar ne, kur tu vat nepralendi, tu turi adaptuoti idėją, tu turi prisitaikyti, vat čia tik tai taip nusiūs, o čia toks plotis tik tai, o medžiagos toks, nu, vat visas tas toksai proza ta visa. Paskui yra gaminami prototipai, paskui yra išbandoma, kažkas pasiteisina, kažkas nepasiteisina, tada testuojama, ten tarkim rinkoje, jeigu tai yra su užsakovu, ar ne, tas dirbama. Nu, žodžiu, ilgas kelias ir toks pakankamai slidus kelias, dėl to, kad gali 95% gerai viską padaryti ir tau vat, kažko pritrūks, nu, per brangu, pavyzdžiui, gausis, ar ne? Ir viskas, ir ta idėja į stalčių ir jinai lauks geresnių laikų arba niekada. Kokiais posakiais susijusiais su autoriaus veikla, dizainerio veikla netikit? Geras klausimas. Išgirstat ir iš karto padiskutuojat su savimi. Kaip čia? Taip. Oi, čia tai toksai jau, bet čia jau kur kraujas užverda, kai sako, taigi tau ir taip čia vat malonumas iš to viso, ką tu čia kuri, tai kam tu dar maždaug kažką mokėti už tai, ar ne? Vat kada aš labai pykstu ir galvau net kažkada straipsnį parašyti, kai labai daug įmonių taiko tokį, čia ne visai gal frazę, kurią aš išgirstu galbūt savo atžvilgiu, bet pats principas, kuris man labai labai nepatinka, kai sako, gaminkitės pas mus, mes jums suprojektuosime nemokamai. Tai čia yra labai ydinga iš tiesų diegiama tokia ir vartotojui pozicija, ar ne? Taip, jokių nemokamai nėra, kaip sako, kas ten, tik sūris pelėkautose, ne, už dyką nėra. Iš tikrųjų, ta kaina yra įkalkuliuota, ar ne? Tik tai, vat, kažkaip pasakoma, ar ne, čia tiesiog, tai kodėl tada, reiškia, turi būti projektavimas nemokamai, o gamyba mokamai. Pavyzdžiui, apverskim, ar ne, sakykim, kaip čia reiškia, pagaminkite nemokamai, mes ten sumokėsim už projektą. Ne? Nu, tai vat, kažkaip būtų nonsensas, bet vat, kažkodėl ta projektinė dalis yra devalvuojama, kai dažnu atveju būtent nuo projekto tai yra pamatas, ar ne, jeigu bus geras projektas, bus geras ir tolesnis rezultatas. Galbūt dar galiu dalinai suprasti įmonės, kurios šablonus naudoja, ar ne, nu, ten, ar kažkokius tai, bet ten, kur yra projektuojama, nu, ydinga. Labai žiauriai ydinga šita įsišaknyjus tokia praktika. Jis kaip save, kaip kūrėją įvertinti sąžiningai? Taip, kūrėjui šitas klausimas yra toksai nelengvas, nu, bent jau man galbūt yra, kadangi tie projektai yra pakankamai skirtingi pas mane, tai kartais naujam lauke tenka kiekvienu kartu truputėlį ir pasikonsultuoti su kolegom, su tos ryties žmonėm, nes reikia labai daug veiksnių įsivertinti, ar ne? Ir toks būna truputėlį individualus, čia tu nepamatuosi nei darbo valandom, nei kvadratiniais metrais, nei kilogramais. Jeigu yra kartotiniai labiau darbai, tai be abejo aš tada remiuosi savo jau patirtimi. Tai ir būtų siekiamybė, mano, kad mano pajamos būtų iš projektinio darbo, o paskui aš jau nebesikišu toliau. Čia yra jau marketingistai, įmonės gamintojai, jų patirtis, jų filosofija pardavimo ir visa kita. Ir man jau tada norėtųsi apie tai nebegalvoti ir tą estafetę visiškai atiduoti, nes čia jau irgi tada ir ekonomikos žinių reikia ir daug kitų dalykų, kuriais aš nedisponuoju, man jie, nu, kaip ir neįdomus, netgi tiesą sakant, labai. Tai kokia yra ta jūsų formulė, sėkmingo autoriaus veikimo formulė? Formulė tokia, kad nėra formulės. Ta formulė nėra konstanta, jinai yra turbūt atvirumas gyvenimui ir dialogas. Kartais pagalvoju, per daug kalbų pati, tai ko mokausi to išsiklausimo. Man labai yra svarbu komandos galbūt entuziazmas ir profesionalumas.
ar ne, kad būtų tos akys spindinčios ir būtų vis tik prioritizuota galbūt pati ir idėja, ar ne, kad nebūtų to greičiau daugiau pigiau. Man gaila būtų laiko švaistyti kažkur tai dirbti, išduodant save ir, kaip sakau, kad būtų rezultatas paskui toks, prie kurio būtų gėda savo parašą padėti, ko mokausi ir čia reiks mokytis visą, turbūt tą kūrybinį kelią ir toliau. Tai išsigryninimas yra be galo svarbus, nes čia kūryba yra ne matematika ir nėra vieno teisingo atsakymo ir dažnai tų idėjų yra tikrai žymiai daugiau, negu tu gali arba turi materializuoti kažką. Tai nori, nenori, vis tiek ateina tas, kad kažką išravėti reikia. Ilgą laiką man tai buvo pakankamai sunku daryti, nes atrodo, ir iš to kažkas gali gautis, ir iš to gali kažkas gautis, ne? Bet tu privalai įsigryninti, nes negalėsi su viena uodega ten visų kėdžių užsėsti, privalai tiesiog. Tai man labai padėjo toks vidinis, čia galbūt buvo apie knygas tas posakis, bet jis puikiai tinka ir apie idėjas, kad tu turi rinktis net tarp gerą ir blogą. Tu turi atmesti gerą, kad liktų geriausia. Tu turi rinktis tarp gerą ir geriausia. Tai va tokia va tebūnė formulė tada, kad rinktis tarp gerą ir geriausia. Kokia gera. Apie knygas, man atrodo, jinai buvo šiaip, ar ne, kad kažkaip tai, kad aš neskaitau gerų knygų, skaitau tik geriausias, ar kažkas tokio, bet aš ją pritaikiau vat, būtent tam idėjų laukui. Kas jūs įkvėpė dabar paskutiniu metu? Jūra? Baltijos banga? Taip, jūrą aš labai kažkaip taip branginu ir jinai mane visą laiką įkvėpė. Yra net ir baldų idėjų gimė mano vaizduotėje vaikštantis pajūriu, basom kojom per smėlį, ant tos ribos, kur vanduo stichija susitinka. Jūra mane labai įkvėpė. Mane įkvėpė ir žmonių kančia, bet taip, kaip ir galbūt reiktų švelniau šitą pasakyti, kai šiek tiek irgi mėginu dirbti ir su sveikatos įstaigom, ar ne, ir kai matai ligos paliestų žmonės ir norisi kažkaip juos padrąsinti ir kažkokį šviesos spindulėlį į tą aplinką, va, ta alchemija, kad mes kaip kurie turim šitos įrankius, ar ne, kad mes galim šypseną užkoduoti savo darbuose, mes galim saulę, mes galim tą viltį ir taip labai mažais trupinėliais, bet jie suveikia. Tai va tas noras šiek tiek įnešti šypsenos, vilties ir užkurti tą gyvenimo džiaugsmo variklį ten, kur jo labiausiai reikia. Iš tiesų, kur mes labai esam perprodukcija ir pervartojame tam ar ne, kur nebežinai iš to mandrumo, ar čia biški toks atspalviukas, ar toks, ar čia reiškia toks modeliukas, ar čia update'as šitų metų. Kažkaip gal jau nebe. Bet va ten, kur to tikrai labai labai reikia, tai yra čia tie mano irgi keli tokie jau mėginti projektai su kineziterapiniam tokiam komforto pagalbėm skirtom jau sveikstantiem žmonėm, kaip padrąsinimas, kaip edukacijos ženklas, kaip toks pokytis dažnai, vėlgi stebėjimas, kokios yra tos ortopedinės dažnai priemonės arba patogumo priemonės, jos dažnai turi tokį vis tiek gydymo įstaigos charakterį ir man norisi tai perkeisti į tokį labiau tą vėlgi kokybinį, tokį optimistinį, kad jisai būtų jaukus, kad jisai būtų funkcija, bet jo būtų toksai labiau namų jaukumo arba stiliaus, arba šitas dalykas. Tai turbūt čia yra pastarųjų kelių mano metų irgi laukas, į kurį aš norėčiau dar aktyviau ateiti ir kažką jame nuveikti. Jisai mane labai motyvuoja. Aš biškiuką jo ir prisibijau pati iš vienos pusės, iš kitos pusės čia tas pažiūrėjimas baimė į akis, jisai duoda labai kažkokį tai gerą tonusą gyvenimui, branginimą gyvenimo, duoda ir tokią prasme. Ir labai motyvuoja. Ir iš tikrųjų yra ką veikti ten. Ir yra ką veikti, taip. Čia tos rytis, kur mes tarsi tabų, mes norėtume jas apeiti, jų nematyti, ligos, mirties, neįgalumo. Mes labai norėtume, kad jų nebūtų ir turbūt gal ir teisėtai, ir labai natūralu. Bet dėja tai yra. Ir tada tas kelias, jeigu tu bėgsi nuo to, jisai niekur nedingsta. Bet turbūt, kai išdrįsti pažiūrėti į akis, ta baimė, jinai transformuojasi ir tai yra didžiulis potencialas kūrybai. Tai labai ačiū, kad kūrėt ir kad papasakojat. Visą laiką Milda gera kažkaip pasikalbėti.
Dėkoju ir jums, mėly klausytojai, už kartu praleistą laiką ir kviečiu susiklausyti kitose tinklalaidės Autoriaus diena epizoduose. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir dovanoja jums štai tokius prasmingus ir įkvepiančius susitikimus su talentingais Lietuvos kūrėjais. Čia buvo žurnalistė Milda Paukštė. Iki malonaus.